energetinis kvietimas skambučiui arba meilės žinutei, kurių mes visi taip laukiame, kada mylime, trokštame, norime, o kažkodėl patys to nedarome. Čia geras klausimas, o ką daryti tuo metu, kai to laukia kažkas iš mūsų? Nepaisant visko ir nesigilinant į tai, aš dovanoju jums energetinį skambutį arba SMS žinutę. Tai pakvieskime tą žmogų, kurį šiuo metu tu įsivaizduoji ar nuo kurio lauki. Ar tai skambučio, ar tai žinutės, bet jis iki šiol nerašo ir neskambina. Pakvieskime jį kartu. Ir nepamiršk parašyti komentare, jeigu tau pavyko. Aš be galo būsiu laiminga ir džiaugsiuos su jumis kartu, kad tai padėjo jums ir padėjo susitikti. Ar tai bus SMS, ar tai bus skambučiu, bet jeigu tai pavyks, tai aš be galo būsiu laiminga. Tai šis seansas, energetinis skambutis arba žinutė, skirta tau. Ką reikia tau daryti? Tau reikia įsivaizduoti ir galvoti apie tą žmogų. Jeigu turi jo nuotrauką, idealu, tiesiog ją atsiversk, mintimis galvok apie jį. Kaip matai, prieš tave yra 2 neuždegtos žvakelės, kurią tu pasirinksi sau ir jam, čia spręsti tau. Aš jas tik uždegsiu, bet be jokio vardo ar pavadinimo. Tai padėsi tame man, tu, kuris šiuo metu mane žiūri ar klausai. Tai uždėkime ir įgalinkime šią energiją, kurią dabar gavau ir noriu jums padėti. Atkreipkite dėmesį, kuri žvakelė kaip degs, tai tik parodys apie jūsų energetinį lauką. Kada jau pavadinsite savo žvakutes tam tikrų žmonių vardais, atkreipkite dėmesį, kaip jos degs, kaip jos energetiškai degs. Tai čia, kaip aš sakau, gyvasis įrodymas ir to tu neapsakysi jokiais žodžiais, nes tai, ką pamatysite patys, tai bus tikra. Tai vat šiuo metu, kol man dar ta energija eina, mes pastebėkime šias žvakutes, kaip jos degs, kaip rusens. Tai tokio lygio ir yra jūsų tarpusavyje kontaktas. Arba noras susitikti, noras bendrauti. Ir žvakutės kartais pačios kalba už save, parodo. Būna kartais, kad net iš karto užgesta. Tai manau, kad irgi daug ką pasako. Bet čia tiesiog bandau padėti jums ir pastebėkime, pažiūrėkime. Atkreipkite dėmesį, kad šita žvakelė net su širdelės forma, matote? Tai čia be galo didelis noras, meilė, nežinau, kas tai pavadinti. Tai vat iš karto širdelės forma atsirado žvakutėje. Tai vat į tuos dalykus irgi atkreipkite dėmesį, nes irgi labai be galo įdomu pastebėti tas smulkmenas. Ir kartais žvakutė yra ne šiaip žvakutė. Mes galbūt galvojame, kad tik užsidegti žvakę ir viskas, bet jos ant tiek daug kalba. Tai reikia jas pastebėti. Ir net man kalbant, jeigu matytumėt mano žvakelę, kuri yra šalia jos nematot, bet jinai matosi šitą mano ekrane, tai jinai yra būtina man, nes per ją sklinda mano kanalas
ir jinai šalia yra visada būtina, ji tik atsišviečia. Ir tiesiog pastebėkite, kaip degs šios žvakelės ir mintimis kvieskite tą žmogų. Jums paskambinti, parašyti. Sakykite tuo momentu viską, kas jumise yra. Išsakykite viską energetiškai. Ir siekite to žmogaus. Kas sako, kanalą palaikyti, palaikykime. Nes kažkam tai yra be galo svarbu. Kažkas labai stipriai prašo Dievo pagalbos, o man automatiškai perduoda, kad širdelė, kurios ritmu plaka meilė, pulsuoja, kviečia, šaukia, galbūt yra ir turi tam tikrus blokus, bet nepavyksta. Tai kartais reikia padėti. O kada man suteikia galimybę tą padaryti, aš be galo būnu laiminga, kad galiu įkelti tokio tipo video su šia energija ir padėti kažkam. Ir kai gaunu atbulinį ryšį, kad man pavyko, tai yra neapsakoma. Kol kas matau, kad tikrai dega žvakelės gyvybinė jėga, energija. Nėra labai didelė liepsna, bet vis šis tas. Kada baigsiu šį energetinį kvietimą, tos žvakelės liks degti iki pat galo. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kol jos nesudegs ir pačios neužges, iki to laiko jūsų kvietimas galios. Tai man tai yra šventa ir aš jų nei užpūsti, nei užgesinti prievartą negaliu. Tai būkite ramus, aš esu sąžininga tame, ką aš darau. Šita būtent širdelės forma dega, jeigu jūs pastebėtumėt. Labai didelis noras ir didelė meilė. Tai pasitikėkite manim. O man jau sako, kad mes tuo ir baigsime. Tai linkiu jums skambių skambučių, gražiausių ir su kupinų žodžių žinutėmis gautų žinučių, kad jos kuo greičiau jūs pasiektų, kad kuo greičiau jums paskambintų ir parašytų. Tas žmogus, kurio taip laukiate, trokštate. Bet kažkodėl norite, kad tą padarytų pirmas. Tai sėkmės jums.